labai svarbu, kad su mumis švelniai elgtųsi. Pagarbiai. Ten yra o ką reiškia švelniai? Tai žmogiškai. Ir daugeliui vyrų tas oksitocininis elgesys, jis yra nesveikai svarbus. Kartais mes vardan švelnumo parduodam, ta prasme, paskui iš rankų valgom, kai parodo švelnumą į mūsų pusę kažkuri tai iš moterų. Arba draugiškumą parodo. A, pradedam vos ne iš rankų valgyt. Todėl kad, mes taip išsiilgę. Ir kai moteris klausia: "Aš esu čionais tokia sėkminga, nepriklausoma, taip toliau, nerandu vyro." Kodėl? O todėl, kad ne to reikia vyrui. Kai tu esi sėkminga, greičiausiai tu esi pervargus. Tu labai daug dirbi. Ir pas tave nebėra, psichologinio rezervo būti žmogiškai. Mes irgi vyrai tą patį padarom, bet mes dabar, bačkas šiandien stumiam ant moterų ir, šiandien pageidavimai moterim, todėl mielos moterys, nepykit, kad ant jūsų važiuojam šiandien. Ir švelnumas, lipšnumas. Ir žiūrėkit, mieli vyrai, kai jums trūksta iš moters švelnumo, ką daryt? Pirmas dalykas, reikia baigti verkti, kad jinai nešvelni ir baigti rinkti įrodymus, kad jinai nešvelni. Nes kur kreipia dėmesį, tas auga. Stop, bet čionais yra tiktai pirma dalis, nes jeigu tiktai vieną dalį paimti, tai čia mes kalbėsim apie tai, kad tiktai žiūrėk į saulutę ir nematyk blogybių. Ne, čia ne apie tai. Antras punktas. Kai moteris pasielgia švelniai, pastebėkit tai ir dėkokit. Ir skatinkit. Kiekvieną kartą akcentuokit: "Ačiū tau labai, man tai yra labai svarbu, man tai yra labai gera." Nes jeigu mes verkiam ties tuom, ko negaunam, mes ir renkam įrodymus ties tuom, ko negaunam. Ir tas švelnumo skatinimas yra viena iš mūsų pareigų. Aš suprantu, kad moteriai yra pačiai irgi yra atsakomybė į tą atsižvelgt ir būti švelniai, o tam, kad būti švelniai, mielos moteris, yra ne taip paprasta, nepervargti, gyventi gražų gyvenimą, turėti gražius santykius ne tik tai su savo mylimuoju, bet ir su savo draugais, giminėm. Nebūtinai su giminėm, nes ne su visa giminė galima susišnekėt. Ne pas visus giminė yra gera. Taip? Bet tam reikia gyventi gražų gyvenimą. Nes yra toksai posakis rusiškas: "Собака бывает кусачей, только жизнь собачьей." Tai yra, šuo būna kandus nuo šuniško gyvenimo. Tai nereiškia, kad moteris yra šunis, aš ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad tas švelnumas. Oi, aš grįžtu pervargus iš darbo ir aš dabar darysiu švelnumą savo mylimajam. Sėkmės. Tam reikia susitvarkyti gyvenimą. Dėkingumas, ką aš įnešu tau mieloji, į tavo gyvenimą. Įvertinimas, nepriėmimas už gryną pinigą. Aš suprantu, kad tai yra ir moterų poreikis, bet iš principo vyrų poreikis labiau yra dėkingumo statistiškai. Moterų yra labiau komplimentų ir labiau, žavesio poreikis. Bet tai nereiškia, kad priešingai lyčiai to nereikia. Ir realiai mes taip skaniai provaidinam, tai yra tiekiam į santykius energiją, pinigus, dėmesį, pastangas. Ypatingai tada, kai moteris tai įvertina ir nepamiršta visą gyvenimą įvertinti to. Problema yra tame, kad mes pradžioje santykių esam demo režime. Tame tarp ir moteris. Ir moteris pastebi ir vyro tas gerasias pusės ir jo įnašus, kaip jisai stengiasi dėl moters. Ir vyrui būna labai gera. Ir tada po 3 mėnesių arba 3 metų demo režimas nukrenta. Ir tu man skolingas, tu privalai tiekti tai, ką tu tieki. Tu privalai man viską daryti. Ir tu man skolingas, jeigu nedarai. Ir kai tik tai persiverčia iš karalienės, kuri palaiko savo karalių, į bobą,
santykiai pradeda braškėti ir tada ai, vyras po kažkiek tai metų susiranda kitą. Kaip jisai išdrįso mane išduot? O todėl, kad mes vyrai einam ten, kur mumis džiaugiasi ir mumis yra dėkingi. Nes kita moteris atidarė demo režimą arba yra tokia, kuri vertina vyrą ir vyro įnašus. Nes jeigu nesidžiaugi vyru, atsiras, kuri džiaugsis. Ir mums yra svarbu, mielos moteris, kad jūs džiaugtumėtės. Taip nereiškia, kad vien tik tai kalbam apie teigiamus dalykus su vyru. Čia ne apie tai. Ir tikrai mes šiandien neduosim almanacho, kaip neišlepinti vyro, kaip ir negalima išlepinti moters. Išlepinti nereikia. Bet žinokit, kai vien tik tai yra reikalavimai, tu skolingas, tu privalai ir buvo pora, graži pora, pakankamai jaunai atrodantis ir labai gražūs žmonės, ir su jais neblogai gaunasi dirbti. Išaiškėjo, kad vyras, kai paklausė apie dėkingumo žodžius, jisai nesuprato apie ką. Paskui daviau užduotis tam tikras. Moteris prisipažino, sunku, neįprasta. Neįprasta tai praktikuoti, ypatingai, kai, pavyzdžiui, moteris mergaitė būdama, neišmoko iš mamos. Mama buvo nedėkinga. Tai buvo išgyvenimo santykiai, o ne kūrybiniai gyvenimo santykiai, ne įkvėpimo santykiai, taip? Nes yra įkvėpimo, žaidimo santykiai, gyvybės santykiai, o yra išgyvenimo. Ir porą tūkstančių metų buvo grinai išgyvenimo santykiai. Tai, kad Kebra pasakoja, kad buvo gražūs santykiai kažkada tai yra melas. Niekada jie nebuvo gražūs, nes nebuvo poreikio turėti gražius santykius. Kebra paprasčiausiai užsiėmė išgyvenimu senais laikais. Ir realiai dėkingumas yra raktas į meilę ir raktas į šviesą, yra raktas į laimę. Ir kai moteris praktikuoja dėkingumą, bet ten dar kartą, čia aš dabar tik tai apie vieną aspektą šneku, yra daugybė aspektų dar papildomai. Praktikuodama dėkingumą, jinai tampa laimingesnė, nebūtinai vyrui dėkingumas. Ir vat kai aš pasakoju vyram apie švelnumą, skaktinkit švelnumą, pasiimkit švelnumą. Nepriekaištaukit, nes priekaišausit, atrodysit kaip siusiojantis berniukai. Oi, neduoda man šilumėlės mano moterytė. Vaikytė, jeigu tu taip elgsies kaip mažas vaikas, tai tau moteris neduos pagrindinio poreikio. O mum yra svarbus seksas. Mes per seksą irgi mylim. Ypatingai. Daliai moterų irgi lygiai taip pat. Tai yra meilės išraiška. Ir seksas yra nešėjas meilės. Kitų aspektų. Nes koks skirtingas būna seksas. Kiekvieną kartą. Man skambina vyrai, sako, manęs moteris negerbė. Tai greičiausiai tu savęs negerbiau. Ir mes žiūrim, kas čia darosi, kodėl tu, brolau, savęs negerbė. Kodėl tu nelaikai ribų. Kodėl, kai moteris tau 3 valandą kelia isteriją, tu jos nesustabdai. Nes išsivedint jinai turi. Bet ten, ta prasme, ribų peržengimas gali būti labai žiaurus. Moteris kreipiasi, kartais jos paprasčiausiai nesupranta, kad jos negerbia vyrų. Ir tada mes kalbam, pasakoju, aiškinu. Wow. Vienas iš nepagarbos elementų. Moteris galvoja, kad vyras turi žinoti, kaip tuo metu turi elgtis su ja. Bet čia senas pavyzdys, vėl iš tokios fainos poros. Moteris išsiilgusi vyro. Kartu pavalgė ir vyras pradėjo kažką knaibyti planšetę. Ir jinai pakėlė skandalą, kaip jisai galėjo. Kaip tu galėjai? Sugadino santykius, sumenkino vyrą, parodė jam nepagarbą, kad jisai turi savo į netobulą valią. Netobulą valią. Ir vietoj to, kad pasakytų, klausyk, aš tavęs pasilgau, padėk suką planšetę ir ateik pas mane, aš juokauju. Bet padėk planšetę, prašau, ateik pas mane, aš tavęs pasilgau, aš noriu su tavim pabūt paprasčiausiai. Ir patylėt ar pakalbėt. Taip?
Ką jinai padarė? Užsišiko. Ir paskui, o tai yra ir jeigu vyrai taiko, tai iš viso tai yra tragiška. Tai yra dažniau moteriškas stilius. O ką reiškia užsišikti? Tu man skolingas. Dabar atidavinėk skolą. O skolos pagrindų nebėra poroj dovanojimo meilės džiaugsmo. Ir iš principo, va, ta nepagarbos pavyzdys. Tu nusikaltėlis, tu negeras katinas įsys iš karto snukį. Vietoj to, kad pasakyt. Klausyk, aš noriu šito.